Gal jūs sausai nemelasis? Oi, ačiū labai. Žigeli, paštą, greičiau. Palauk. Grįžk. Ką turiu už nugaros? Nieko. Nieko. Bet čia mano. Ne tavo. Paštą nieks į spintas nesiunčia. Jau 56 laiškus šį mėnesį. Gana. Rytoj sekmadienis. Rytoj gera diena. Rytoj pašto nėra. O vėl paštas, pažiūrėk. Le žmogų. Kas jūs? Aš esu Artūgridas, medicinos fakulteto sargas. O šitas priklauso tau. Atsiprašau, bet jūs kažką sumaišėte. Aš nieko apie tai nežinau. Nežinai, bet tavo tėvai buvo puikus gydytojai. Ir tu būsi geras gydytojas, bet turėsi pasimokyti 6 metelių. Ne, jūs turbūt klystate. Aš esu Žigaris. Tik Žigaris. Ari, tavo tėvai buvo puikus gydytojai. Ir tu būsi puikus gydytojas. Bet dabar mes atsiliekam nuo grafikos. Einam su manim, nebent tu nori likti. Eime. Ari, tau reikės nusipirkti chalatą, knygų, lazdoskopą. Jas galėsi nusipirkti, tik jeigu žinosi, kur reikia eiti. Tai čia Žigarį rasi Olę Vikutę. Jinai padės tau išsirinkti patį geriausią lazdoskopą. Sveiki. O, ponaitis Poteris. Svarsčiau, kada apsilankysit pas mane. Dar dabar atsimenu, kaip jūsų tėvai atėjo rinktis lazdoskopų. Tuoj pažiūrėsime jums kažką. Ateikit šit. Gal štai šį? Bandytum štai šį. Įdomu. Kas čia tokio įdomu? Šį lazdoskopą turėjo labai baisus ir galingas. Manau, su juo nuveiksit didingų veiksmų. Sveikas, gal galiu šalia prisėsti? Aš Bronis. Bronis vaikščiu. Žigaris. Ką? Žigaris, o tu tą randą turi? Eik, negali būt. Nurodyk, ką gavai. Čia. Ai, čia garsiausių medikų kortelis. Ir kas čia toks? Gavau Barkeldorą. Barkeldorą? Aš turiu jų gal 5 ar 4. Taip pat turiu profesorę, profesorių, docentų krūvą. Aš daugiau turiu. O kas čia? Sveiki, aš esu Kornelai Kirilė, mūsų pirmo kurso medikė. O kas jūs tokie? Aš Dronis. Dronis Vaičius. Malonu, o tu? Žigaris. Žigaris Poteris. Vau, apie to kalba visas traukinys. Kaip nerealu, kad susipažinom. Bet paskubėkim, apsivilkim chalatus, štai būsim universitete. Girdėjau, kursą turime žvaigždę. Žigarį Poteris.
tu, Dublio vardėje, tas keistas akcentas, tu turbūt būsi iš Punsko. Yesterday, all my troubles seem so far away. Aš Druozas Snežis. Sveiki atvykę į Vilniaus universitetą medicinos fakultetą. Aš esu profesorė Makseliūnė. Dabar aš jūs palydėsiu į didžiąją auditoriją, kur jūs būsite paskirstyti į akademinės grupės. Sekite paskui mane. Sveiki atvykę į Vilniaus universiteto medicinos fakultetą. Čia jūs mokysitės 6 metus, įgysite labai daug žinių ir tapsite gerais mokslininkais, tai yra gydytojais. Norėčiau jūs perspėti, yra draudimai, draudžiama jums kelti koją į mikrobiologijos katedrą, o kas laužys taisyklės, tas nubaustas ilga ir labai skausminga sesija, o taipogi negali žaisti stalo futbolo. O dabar pradedame paskirstymo ceremoniją. Užsispyrusi, protinga, 13 grupė. Dar vienas iš Punsko, 13 grupė. Smalsus, sumanus, Tiki 13? 8 grupė. Įdomu. Esi nemenko protelio, norintis išbandyti savo jėgas. Būsi tikrai įžymybė. Žinau, kur tave paskirti. 13 grupė. Sveiki, aš jūsų kuratorius. Palydėsiu jūsų baraką ten, kur jūs gyvensite. Kaput medozė. Sveiki atvykę į savo pirmasis osteologijos pratybas. Manau, jums puikiai seksis. Tad pradėkime. Pakelkite savo dešinėje ranką virš kaulo. Ir dabar visi sušukime os. Os! Os. Os! 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 Šukali savo vieninteliam pavyko. Jam pakilo! Žiūrėkit! Oho, pavyko. Šigari šaunuolis. Manau, tu esi toks pats gabus kaip ir tavo tėvas. Didžiuojas tavimi. Aš nesitikiu iš jūsų, kad jūs suprasite tokį kilnų ir tikslų mokslą kaip farmakologiją, tačiau, kaip matau, kai kuriems nelabai reikia mokytis jau šito meno. Kągi, Žigari, mūsų naujoji žvaigždė, kokį vaistą pasirinksite gydyti aritmiją? Kam naudojamas fondoparinuksas? Nežinai? Pabandykime dar kartą. Kokio tipo kanalus blokuosime etosuksimidu? Ir vis dėlto, šlovė dar ne viskas, ar ne? Grupė. Pavardė. Antro kurso studentas ir šitaip nieko nemoka. Baisu. Ir iš 5 karto neapsiginat hematokrito. Pamaikį poterį. Kaip taip galima? Sesija. Arterias
šakolį, juos reikia sudėti 2 eilės po 4. Tu tai gali žiūrėti, tu geriausiai išlaikyk kalbą. Jo, galėtų. Paskubėk, Žigarė, paskubėk. Teminės pleiskanuojančios plokštelės. Pala, nuėmų žvyną, rausva ir blizga. Paskui lasai. Čia aš pasakė juoda. Galima gydyti ultravioletiniais spinduliais. Dūmos. Žalin, kas yra? Žalin, kelta. Kas? Aš galvoju, papidėjau, tik kad čia ką pamenu. Kietas pilvas. Kurvasie simptomas. Teigiamas. Teigiamas. Kas čia? Žalina, kelta. Kurvasie simptomas teigiamas. Kas? Ne. Šie sakmelė. Kas gali būti? Šie sakmelė. Kurvasie simptomas. Tulžies puslės akmenligė. Tulžies akmuo. Reikia jį sunaikinti, kad daugiau niekas iš mūsų nuo jo nenukentėtų. Kur Žigaris? Aš žinau.